Šiandien iš Rusijos federacijos atkeliauja svarbios naujienos. Čia Ukraina paleido dronus ir Storm Shadow raketas, siekdama sunaikinti Rusijos raketų gamybą. Atakos mastas ir Rusijos oro gynybos kapituliacija sukėlė šoką, nes likusi Rusijos gynybos pramonės bazė taip pat patyrė niokojantį smūgį. Pagrindinis Ukrainos smūgis buvo nukreiptas į Kremny L mikroelektronikos gamyklą Brianske, vieną iš didžiausių Rusijos puslaidininkių gamybos įmonių. Ukrainiečiai panaudojo 7 Storm Shadow sparnuotąsias raketas, iš kurių 5 pataikė į pagrindinę gamybos salę, o likusios 2 į kitus gamybos objektus, padarydamos didelę struktūrinę ir pramoninę žalą. Palydovinės nuotraukos patvirtina didžiulį sunaikinimą, kuris faktiškai sustabdė gamyklos veiklą ir padarė ją nebetaisomą. Dar vienas įrodymas apie dingusią Rusijos oro gynybą – smūgius palaikė Ukrainos Shark dronas, veikiantis giliai Rusijos teritorijoje, kas yra precedento neturintis atvejis, teikęs taikinių koordinavimo informaciją ir realaus laiko vaizdą Ukrainos vadovybei. Rusijos raketų gamybos pajėgumai buvo paralyžiuoti, nes gamykla gamina mikroelektroniką ir puslaidininkius, naudojamus įvairiose tokiose sistemose. Ruošiantis pagrindiniai atakai, Ukraina paleido dronų bangas Briansko srities link. Rusijos gynybos ministerija teigia, kad per 24 valandas buvo aptikti ir numušti 754 Ukrainos dronai, tai didžiausias užfiksuotas skaičius per vieną dieną. Tikslas nebuvo pataikyti į konkretų taikinį, o išsekinti ir išvarginti Rusijos oro gynybos sistemas, priverčiant jas išnaudoti didelį kiekį perėmėjų ir taip atverti dangų Storm Shadow raketoms. Svarbu paminėti, kad Briansko gamykla gamina mikroelektroniką, naudojama Pantsir oro gynybos sistemose, Iskander balistinėse raketose, sparnuotosiose raketose, tokiose kaip H-59, H-69 ir H-101, radarų bei elektroninės kovos sistemose ir įvairiuose Rusijos dronuose. Šie lustai leidžia veikti valdymo ir navigacijos sistemoms, radarų sąsajoms, elektroninės kovos galimybėms ir saugiems ryšio moduliams. Oro gynybos sistemose jie palaiko pagrindinės funkcijas, tokias kaip radarų apdorojimas, taikinių nustatymas ir elektroninis trukdymas. Kadangi vakarų sankcijos iš esmės atkirto Rusiją nuo pažangių užsienio puslaidininkių, vidaus gamyba tokiose įmonėse kaip Kremny L tapo gyvybiškai svarbi norint išlaikyti ginklų, naudojamų kare prieš Ukrainą gamybą. Ši gamykla yra antra pagal dydį Rusijos karinės paskirties mikroelektronikos gamintoja ir gamina daugiau nei 1200 komponentų rūšių. Todėl sutrikdžius šios gamyklos veiklą, nutraukiamas vidinis aukštųjų technologijų komponentų tiekimas, kurio Rusijai labai reikia. Šis smūgis, atrodo, yra didžiausias Ukrainos sistemingoje kampanijoje prieš Rusijos gynybos pramonės bazę. Be to, Tuloje kilo gaisras Kosogorės metalurgijos gamykloje, o vietos valdžia įtarė diversiją. Ši gamykla gamina medžiagas, naudojamas karinės technikos ir šarvuotų transporto priemonių gamyboje. Ukrainos dronai taip pat smogė Kuibyševo Azot chemijos gamyklai Toljačio mieste po ankstesnių smūgių jai, sukeldami gaisrus cechuose. Ši gamykla gamina cheminės medžiagas, kurios yra itin svarbios Rusijos amunicijos pramoniai kaip pagrindiniai žaliavų komponentai. Rusijos gynybos gamyklos, gaminančios artilerijos sviedinius, bombas ir raketas, stipriai priklauso nuo šios vidaus chemijos pramonės, todėl tokios įmonės yra svarbios šalies karinės tiekimo grandinės grandys. Ukrainos pajėgos taip pat surengė tolimojo nuotolio smūgį liūtį dronais į chemijos gamyklą Kirovo Čepecke, maždaug už 1300 km nuo Ukrainos. Dronai pataikė į amonio salietros sandėlį, patvirtintas smūgis į amoniako gamybos cechą, dėl ko gamyba buvo sustabdyta. Ši gamykla priklauso Uralchem, kuri kasmet pagamina apie 2,6 milijono tonų trąšų ir patenka į 10 didžiausių Rusijos mineralinių trąšų gamintojų. Ukrainos pajėgos taip pat smogė Jevpatorijos aviacijos remonto gamyklai Kryme, įmoniai, kurią Rusija naudoja Forpost ir Orion dronų sandėliavimui bei aptarnavimui. Palydovinės nuotraukos rodo, kad per ataką buvo apgadinti 3 angarai, kurie anksčiau buvo naudojami sraigtasparnių aptarnavimui, bet vėliau pritaikyti bepiločių orlaivių sistemų priežiūrai. Apskritai, Ukrainos smūgiai vykdomi nuosekliai, taikantis į visą Rusijos ginklų gamybos ir remonto grandinę, įskaitant gamyklas, gaminančias mikroelektroniką, cheminės medžiagas ir techninės priežiūros objektus, kurie yra būtini kasdieniems kovinėms operacijoms.
Jungtinės valstijos ir Izraelis šiuo metu taikosi į Irano raketų infrastruktūrą, siekdami to paties tikslo – sumažinti raketų srautą, o tai taip pat lemia mažesnį jų eksportą į Rusiją, kuri naudoja šias raketas prieš Ukrainą, nes rusai stipriai remiasi Irano dronais ir raketų technologijomis, kad palaikytų savo smūgių kampaniją. Ukrainai smogiant pagrindinėms Rusijos raketų gamykloms, tokioms kaip Kreml gamykla Briansko srityje, ir tuo pačiu metu spaudžiant Irano raketų pajėgumus, abu raketų šaltiniai silpnėja, taip sumažinant spaudimą Ukrainos oro gynybai ir jos gynybos pramonės bazei. Galiausiai mūsų pavasario išpardavimas baigėsi vos po 2 dienų. Tai paskutinė proga gauti pilną prieigą prie mūsų interaktyvaus žemėlapio su milžiniška 50% nuolaida. Pradedant vos nuo $4.99, jūs gausite prieigą prie necenzūruotos kovos medžiagos, kurią naudojame kiekvienoje ataskaitoje, taip pat prie visų svarbiausių įvykių analizių, kurios gerokai pranoksta tai, ką galime įtraukti į trumpus kasdienius vaizdo įrašus. Trečia, jūs atrakinsite mūsų Timeline Builder įrankį, pirmąją pasaulyje dirbtiniu intelektu paremtą sistemą, sukurtą realiu laiku susieti naujienų taškus. Ketvirta ir svarbiausia, jūs atrakinsite mūsų pažangius naujienų analizės įrankius, suteikiančius išsame įžvalgą apie naujienų ciklą, detalę istorijų nuotaikų analizę ir tendencijų stebėjimą, kad atskleistumėte svarbiausias temas ir įvykius. Ir galiausiai, jūs gausite prieigą prie visų mūsų išskirtinių strateginių atnaujinimų apie karą Ukrainoje. Jei norėjote paremti mūsų pastangas, bet dar neturėjote progos, dabar yra puikus metas prisijungti ir iš tikrųjų prisidėti. Tad peržiūrėkite nuorodą aprašyme ir tapkite išskirtiniu mūsų bendruomenės nariu. Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie prisijungė, jūsų palaikymas mums reiškia labai daug.